Medijos yra visur, jų produktai pripildo mūsų aplinką. Medijos? O kas yra medijos? Medijos tai laikraščiai, žurnalai, knygos, televizijos programos, filmai, kompiuteriniai žaidimai, internetas, muzika, komiksų knygelės. Tai informacija, kurią medijų kūrėjai perduoda savo vartotojams. Tiems, kurie žiūri televizijos programas, skaito laikraščius, klauso radio laidų, muzikos. Beje, knygos, laikraščiai yra viena seniausių medijų formų. Ar žinot, kad paprastai vaikai kasdien praleidžia iki 4 valandų per dieną naudodamasi medijų sukurtą informaciją? Žaisdami kompiuterinius žaidimus, žiūrėdami animacinius filmukus, skaitydami knygas ar vaikams skirtus žurnalus. Kiti medijų sukurtų produktų pavyzdžiai, kuriuos galbūt matote eidami į mokyklą, parduotuvę, namuose. Reklamos plakatai, kuriuos matote ant specialių reklamos lentų. Produktų pakuotės, pavyzdžiui, dribsnių dėžutė. Prekės ženklai ant drabužių, Adidas, Nike. Vaikai irgi gali būti medijų kūrėjai. Net mažas vaikas gali laikyti kamerą, kad ir telefono vaizdo kamerą rankose. Jiems patinka, kai jie gali nufilmuoti viską, ką mato aplink ar kas jiems brangu. Naminius gyvūnus, jų išdaigas, savo namus, žaidimus ar pomėgius. Kelias į mokyklą, atostogas ar namo jūsų akimis gali atrodyti kitaip nei suaugusių. Taigi, vienas iš būdų susipažinti, kaip kuriami medijų produktai, yra patiems juos kurti. Lengviau išmokstama pačiam kuriant, bandant. Patys parinkdami, ką filmuoti, kokius garsus įrašyti, jūs pamatysite, kad vienu metu nufilmuoti visko nepavyks. Pavyzdžiui, nufilmuosite šunį, o ne katę, fotelį, o ne šaldytuvą ar atvirkščiai. Taip suprasite, kad jūsų filmuke telpa tik dalis tiesos apie jūsų aplinką. Tai, ką jūs pasirinkote, kad būtų ten, o kai kurie daiktai, vaizdai ar garsai liks nenufilmuoti. Tai padeda suprasti, kad ir pavyzdžiui televizijos laidų vaikams kūrėjai pasirenka personažus ir vaizdus, ką rodyti bei kaip rodyti. Pamažu atrasite, kad tai, ką rodo medijos, nėra visa tiesa apie pasaulį, bet tam tikra informacija, ką kūrėjai atrinko norėdami parodyti jums. Mokantis naudotis medijomis, kurti, filmuoti, fotografuoti, vaikus lydi tėvai ar mokytojai parodydami, ką ir kur galima filmuoti, ką daryti, jei norite publikuoti savo kūrybą internete. Pagalvokite, ką jūs veikiate kasdien. Atsikėlę, eidami iš namų į mokyklą, mokykloje, grįžę namo. Kokias medijas žinote savo aplinkoje? Kiek laiko skiriate medijoms jūs? Kaip leidžiate laisvalaikį? Ar naudojatės medijomis, kad papasakotumėte kitiems tai, ką matote? Nufilmuodami vaizdus, įrašydami garsus, piešdami piešinius kompiuteryje.